dizaino savaitės dalis, meno popietė. Ir šiandien turit galimybę aplankyti nemažą kiekį edukacijų. Tai visų pirma, ten turim su mokytoja Daina kartu gaminsit laimės apyrankės, įvairių pakabukus. Toliau dar turit su dizaino ir reklamos skyriaus mokytojais kartu gaminsit irgi raktų pakabukus, susipažinsit su profesija, jos galimybėmis. Taip pat čia dar ruošiasi, truputėlį tai pradės gimti su keramikos mokytoja Violeta. Žiedimas, skirtingų molio masių, formavimas ir visos molio paslaugos. Tada toliau čia kartu su juvelyrika. Visą tokį kampą didelį juvelyrų ir čia emaliuosim, gaminsim raktų pakabukus arba pakabukus šiaip. Toliau galit, ar atsinešėt, matėt skelbime, buvo galima įsivalyti savo juvelyrinius dirbinius. Senus, nenaudojamus atnaujint, su Giedrium, mūsų juvelyrikos mokytoju. Toliau su mokyta Kamilė, jinai kuruoja žalvario liejimą į defto molį. Taip pat turim svečių šiandien iš Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialo. Ir turim dažymą su organinėmis medžiagomis. Gal mokyta pati pakomentuoti, truputėlį plačiau. Ir liksimas draugais. Iš nedienintų vytelių, tai čia tokias vienas iš labai senų amatų, su kurios pažindins mokytoja kuo vardu. Lietus, kuris išskyrė mus. Labai modniai merginai. Ir dar turim čia pasislėpusią tyliai kamputį jau kažką audžiančią mokytoją kuo vardu? Taip, mokytoja Renata jūs pažindins su audimu, ir ten toli pažiūrėjusia mokytoja Alma ir jinai tenais sudės spragų. Tai dar truputėlį užtruks, kadangi dabar kažkas yra pakurta, jinai kaista ir truputėlį palauksim. Ir šiam pasauliu širma, plokščiuojimu maskvu. Ačiū labai ir... Galbūt kažkas ateis ir mums kaltes atleis.